Ar kada nors susimastėte, kodėl Pepos kiaulaitės namas stovi ant kalvos, tarsi būtų Drakulos pilis? Oi, kaip baisu, aš einu. O kodėl viduje jie atrodo kaip begalinė vila? Na, draugai, štai keletas Pepos kiaulaitės namo paslapčių. Bet pasilikite, jei norite sužinoti pačias protą susukančias paslaptis. Jei nežinojote, 2023 metais kažkas neturėjęs daug ką veikti, rado namą viduryje lauko, kuris buvo labai panašus į Pepos kiaulaitės namą. Akimirkai žmogus pagalvojo, kad suvalgė per daug Mario grybų, bet tada suprato, kad tai iš tikrųjų buvo Pepos kiaulaitės namas realiame gyvenime. Jis turėjo klasikinį raudoną stogą, trikampę formą ir žinoma stovėjo viduryje kalvos, nes panašu tai mėgstamiausia paršelių vieta. Ne, jūs žinote, kokie mes esame. Po to daugelis pradėjo galvoti, jei Pepos kiaulaitės namas egzistuoja realiame gyvenime, tai kas dar iš to pasaulio? Pasirodo, irgi egzistuoja. Ir štai, bičiuliai, mes puolėme ieškoti kaip kokie priklausomi nuo Coca-Cola, kas dar galėtų būti tikra. Nes iš pradžių viskas atrodo labai nekaltai. Tai Pepa kiaulaitė, mama kiaulė, Džordžas su savo tėčiu, kuris atrodo, kad tuoj gaus infarktą lipdamas į kalvą, ir štai. Bet kodėl po velnių iš išorės Pepos namas atrodo kaip kuklus namelis? Čia vos telpa lova ir blenderis. Bet viduje yra svetainė, virtuvė, valgomasis, laiptai į begalybę ir dar toliau. Ir dar lieka vietos, kad tėtis kiaulė galėtų nukristi veidų žemyn. Ne, čia kažkas ne taip. Kaip jie tai padarė? Kodėl mano namas netoks, bro? Gal jį pastatė daktaras Strange'as? Nes tu matai namą iš išorės ir net Džordžas su savo dinozauru ten netilptų. Ir tai dar ne pats keisčiausias dalykas, nes vienoje serijoje mama kiaulė paminė kažką visiškai nesusijusio. Jis sako, kad Rusija yra žibintuvėlis. Manau, kad Rusija yra žibintuvėlis. Rusija, padaryk tai tu. Sūnau, čia niekas nėra tavo tarnas. Padaryk pats. Rūsys! Kartoju, rūsys! Tu nori pasakyti, kad tas mažytis namas ant kalvos, kuri atrodo kaip blogai sulansytas trikampis, turi rūsį? Kur? Po kalva? Kalno viduje? Nes tada jau nekalbame apie namą. Tai veikiau yra prakeiktas sovietinis bunkeris. Ypač didelis. Mama kiaulė tai sako taip, lyg tai būtų normalu. Lyg visos paršelių šeimos turėtų rūsį po kalvą. Ne, ponia, geriau paaiškinkite man. Tegul kas nors man paaiškina. Ir tada ateina dar viena serija, kuri viską dar labiau pablogina. Ta apie namelį ant ratų. Šeima įlipa į kemperį, kuris iš išorės atrodo mažas. Bet viduje yra lovos, erdvė, vieta daiktams susidėti ir visa kita. Taigi, namelis ant ratų taip pat turi Poppy Playtime fabriko sindromą. Ir Pepa neišsigąsta. Tai kokia čia britiška raganystė? Ir kas keisčiausia, Pepa sako, kad jis panašus į jos namą. Namelis ant ratų yra kaip mūsų namelis. Kaip juokinga, ha, ha, ha! Ir ji jau gyvena name, kuris kasdien pažeidžia fizikos dėsnius. Pepai patekti į neįmanomą erdvę yra tas pats, kas pasakyti taip. Kaip pas mane namie. Galbūt tai, ką matome ant kalvos, yra tik įėjimas. Bet tikrieji namai yra apačioje, kalvos viduje, milijonierių kiaulių versija. Nes rimtai, ar įsivaizduojate, kiek kainuoja iškasti? Iškasti kalvą? Tai ką, jie tai padarė su skraidančiomis mašinomis ar kaip? Tai vienintelis būdas, kaip aš matau bent šiek tiek prasmės rūsiui. Taigi, Pepos namas nėra ant kalvos, jis yra įkastas į kalvą. Kitaip tariant, Pepa kaip namą turi kalvą, draugai. Bet palaukite, nes visas miestelis taip pat labai keistas. Ar pastebėjote, kad beveik visi namai seriale Pepa kiaulaitė yra ant kalvų? Niekas negyvena įprastoje gatvėje. Nėra prilipusių namų, visi gyvena atskirai, pakilę tarsi miestelis būtų sukurtas kaip apsauga nuo tsunamių. Ir būtent čia prasideda potvynio serija. Toje serijoje matome, kaip prasideda tikras biblijinis tvanas. Ir vanduo kyla vis aukščiau ir aukščiau. Ir akimirkai atrodo, kad viskas bus užtvindyta. Bet vanduo niekada nepasiekia Pepos namo. Nes jis per daug aukštai. Ir ne tik Pepos, kiti namai taip pat. Lyg. Pranašas būtų išpranašavęs, kad kažkuriuo metu tas miestelis bus užtvindytas. Ir tada atsiranda dar įtartinesnis dalykas – miestelio pavadinimas. Nes vieta nesivadina kažkaip kaip Kiaulės dvaras arba Šventojo Kiauliuko užkampio miestelis. Ne, ji vadinasi
Pepos miestelis. Ką? Atsiprašau? Kodėl visas miestelis pavadintas 4 metų išprotėjusios mergaitės vardu? Įsivaizduok, jei tavo miestas vadintųsi Kevinlande. Kaip laikotės? Esame čia Kevin epizode. Brandonopolis. Kas per velnės, broli? Taigi klausimas, kodėl Pepa tokia svarbi? Ir čia viskas tampa dar keiščiau. Nes Pepa nesielgia kaip normali mergaitė. Pepa duoda įsakymus, taiso suaugusiosius ir mano esanti vietos diktatorė. Ir blogiausia tai, kad visi jos klauso. Yra viena serija, kurioje jis susitinka su Anglijos karalienė ir pasisveikina su ja lyg niekur nieko. Lyg jos jau būtų draugės daugelį metų. Pepa prieina prie karalienės ir iš esmės jai sako, jūs lipkite į purvo balą. Ne. Negalima ateiti purvo balos. Reikia į ją įšokti. Stok! Turi avėti savo batus. Ir karalienė jo klauso. Bra, įsivaizduok, tau 4 ir tu duodi nurodymus Didžiosios Britanijos monarchijai. Ir kas keisčiausia, karalienė nepyksta, ji tiesiog paklūsta. Taigi yra 2 variantai. Arba karalienė buvo nuolanki, arba Pepa turi tokį statusą, kurio mes nesuprantame. Sveiki, vaikimi ir merginos. Čia mano intro. 3. Gal jos šeima įkūrė miestelį? O, tai jau gana keista, draugai. Ir dėl to man kyla kitas klausimas. Kas nutiko Pepos paršiuko miestelyje, kad jie nusprendė gyventi debesyse? Ar jie mano, kad įvyko katastrofiškas tvanas ir dėl to nusprendė pasistatyti savo namus aukščiausiose kalvų vietose? Nes jei pažvelgsite atidžiau, miestelio dizainas ir jo išdėstymas atrodo gana strategiškas. Ant kalvos viršūnės. Nemanau, kad čia ateitų plėšrūnai. Net potvinis nesugebėjo pasiekti nė vienų namų. Taigi, visi šie paršiukai jau buvo gudrus. Todėl visi namai ir yra tokie. Tikriausiai tai buvo kiaulių šeimos protėviai, kurie tai pasiūlė. Ir dėl šios priežasties, pagerbiant kiaulių šeimą, kaimas ir buvo taip pavadintas. Ne vien todėl, kad Pepa laiko save įgalinta kaimo karalienė. Ir štai kokius logiškus paaiškinimus aš randu šioms paslaptims. Ko aš visiškai nesuprantu šiame pasaulyje, tai kodėl namai viduje tokie didžiuliai? Taigi pasakykite man, ar norėtumėte vaizdo įrašą pamatyti, koks didelis yra Peppa Pig namas realiame gyvenime? Na, tai buvo vieni keisčiausių dalykų, kuriuos radome Peppa Pig pasaulyje. Palikite komentaruose, jei žinote dar kokių nors dalykų. Arba jei norėtumėte pamatyti vaizdo įrašą apie absurdiškiausias Peppa Pig klaidas, mes skaitysime jūsų komentarus. Iki!